Labą. O, man, labas. Tai jau laiks kaip ir nuotis, ne? Kaip į jo? Nu ką, pabandom tada. Sveikučiai. Ką dar šiandien jums papasakoti? O, pavyzdžiui, suruoštos yra dalis, kaip atrodo ventiliatorius, sparnuota ventiliatorius, visas sukirmijus, aliuminė jinai. Jinai iškeliaus šlapių stiklavimu ir daugiau parodysim, kaip gražiai jinai iš tokios pasidarys labai gražiai. Ir daugiau, kaip tvarkingai žmonės nori restauruotis tiltus, tai čia visa pakaba yra išardyta, tiltai išardyti, čia numirsiukai yra, o čia yra jau suruošti visą pakabą tilts galinius važiuos cinkuotis. Tai čia tvarkingai, nes visą laiką dažnai būna problema. Dėl to, kad ką darom su varžtas? Varžtus senus paimam surūdyjusius, su juos jeigu nudažysim arba netgi nusmėliosim ir nudažysim, ne kažką, tas jie rūdyti pradės. Tuo labiau, jeigu raktą uždudėjai pasukai, tai estetiškai ir tvarkingai, kad būtų, kaip ir iš fabrika yra daroma, tai jie yra cinkuojami. Ir radiatorių jau patikrinom, šitą čia yra nuo BMW kondicionierius radiatorius, iš Korėjos yra, čia tos dalis yra jau nulūžusios, jūs turėtų būti nupūvusios, o jos turėtų būti tokios. Tai nusprendėm, ir šitą dalis, čia kur tvirtinas varžtukai, nusprendėm jį irgi su šlapiu stiklavimu paviršių visą nuimti gražiai. Švelniai labai tai ar pavyks, nepavyks, nes iš Korėjos aliuminiai yra ir gali pasižeisti. Bet aš manau, kad pavyks, švelniai turėtų būti gerai. Čia vėlgi žmogus užsinorėjo. Tiktų gal ir taip. Vis patikrint, su juo viskas yra tvarkoj. Ką, einam į dirbtuvę, pasižiūrėti. Renkas SLS, čia tos vietos dar dažysis, viskas tvarkoj. Pirmą norim jį užkurt, sutvarkyti, vidaus skyrius yra padaryts, o čia visur dar viskas šviesiai dažysis. Priėmėm tokį sprendimą, kad taip geriau. Šitų mersų problema yra, kad jie yra tiek apkrauti ir suspausti, kad jie nekvepuoja, jie labai kaista, todėl plus yra inžinierių priimt sprendims, atein viens vamsduks, ein į kondicionieriaus šlangą. Jisai kaip samagoną, man atrodo, aparats kažkas tokiam stiliui. Atvėsin viduj freons vaikštą ir plus atvėsin benziną ir ein į vidų. Tai nepasakysiu tiksliai, pirmą čia nais atein ir po to reikėtų schemą žiūrėti. Visko neatsiminsi iš galvos, ar jau į baką gražina atvėsinta. Čia reikėtų pažiūrėti. Problema, kad tie mersai dega. Yra YouTube, pažiūrėkit, yra daug, kurie atvažiuoja ir jie užsidega. Taigi imkimės atsargumo tokių kaip ir priemonių. Tai šlangos, čia visur suvaikšto šlangos, jos yra guminės, su plasmasė viduj ir jos jau kietos yra. Tiesiog kietos ir lūžta. Tai reikia jas būtinai pakeisti ir susiduriu dar su tokiom įdomybėm, einam parodys. Tai yra BMW degusia jau visos dalis nusmėliuotos ir nudažytos, padengtos laknu. Ir kai visą laiką trūksta vietos, ką padarysi, tai paaiškinsiu čia. Dabar šlangos buvo tokios, jų pirkti kaip ir rodo, kad nėra, gal ten kažkas tai ir jos taip linksti ir jos yra jau super kietos ir ta dalis tiesiog nulūžo. Įsivaizduokit, kad ten yra nuo 3,5 iki 7 atmosferų galbūt benzino ir jinai nutrūktų arba plona skylutė atsirastų ir ant įkaitosio labai variklio, ant duslintuvų, ant išmetamųjų kolektorių pradėtų bėgti benzinas ir benzinas ne dizelis, jisai iš karto užsidegs. Tai priimt sprendimus pakeisti. Įdomus kame. Atrodo, kaip kad būtų užvalcuota. Išdeginom viską, jis paprasčiausiai taip išsiem. Kaip susimontuoji, tuoj pademonstruosiu. Labai paprastai. Uždedi. Įkiši jį į vidų, jisai pasilieka. Tačiau turbūt būtent toks diametras, čia yra paprastos benzininės šlangos ir jinai neatlaikys. Taip nutinka. Tai reikia gaišti laiką ir surasti tokią, kokią reikia šlangą. Jin yra sustorintų kordų
ir jinai yra tinkamo diametro. Jin faktiškai net neužsideda, ją reikės gerai spausti, dabar nedemonstruosiu, nes šitos visos dalys, kai jau išardėm ir turim galimybę, vešim nucinkuoti. Kad nusicinkuotų ir atrodytų gražiai. Tuo labiau, kad tas kapotą pakėlus, tos dalys jos matysis. Manyčiau, kad mes teisingą sprendimą priėmėm. Ir bus svarbiausia saugų prie restauruotų arba senovinių mašinų. Pirmutinį dalyką, kur reikia daryti, tai yra stabdžių šlangutės, žarnelės, visi stabdžiai aplamai sutvarkyti. Tuo labiau, kad čia galingos mašinos, kažkas gal norės paspausti, kažkas staigiai užstabdyti. Ir jeigu tų stabdžių, nesvarbu, kaip atrodo tie vamzdukai, juos visus reikia pakeisti, kad žmogaus saugumu būtų saugu. Ir aišku, jeigu tai benzininė mašina, tai būtinai sužiūrėti tokias lankščias dalis, kurios nuo senumo ir karščio sukietėja ir yra didelis pavojus, kad užsidegs mašina. Aišku, restauruojant reikėtų pakeisti viską, bet kartais nerandi nupirkti, kartais per brangų žmogui, tada priiminėjai kitokius sprendimus. Tai šitie keliaus, kur matėt, su tais pačiais cinkuotis. Šitą variklį, prisipažinkim, pražiopsojom, kad gali čia parodyti man. Taigi jam dar pasirodo tokiam senam yra stabdžių stiprintus ir jam vakuumas yra. Ir dėl to mums jisai buvo užsigazavęs, nes buvo atvers vakuuminis įėjimas. Tai uždėjom šlangutę ir pažiūrėkim, kaip Rolandas pareguliavo. Jis nėra sureguliuotas, jis nėra sutvarkytas, jam daug dalių trūkst. Bet, vyrai suaugę reikia pasižaisti su žaisliukais. Tai taip jis atrodo. Atsimenat, kaip atrodė sparnuotė. Tai dabar galite pažiūrėti, kaip atrodo jau padaryta. Tai visi cinkiukai padaryti, gražios dalylytės. Jos yra čia aquablastingu, tai yra šlapių stiklavimų padaryta. Nakleika irgi padaryta, nakleika liūduks kaip kam patinka. Ir šitos detalės pasidarė. Aš skaitau, kad labai gražiai atrodo. Žinoma, apsiniaukia laukia, lempos kaip visą laiką už 3 eurus per degusios. Ką padarys? Pagaliau priėjom prie rėmo, kėbulas yra jau surinks, subirins, lika jai pasikelti, šiek tiek ten dar kelias dalis, bet apie tai po to. Rėms. Čia jau, kaip užkurtis minėjau, buvo tiek žemių susikaupę. Darėm eksperimentą, užtruko 3-4 mėnesius sausai stovėti, kad tas smėlis išdžiūtų. Tai norint jį išplauti, reikėtų jį pasistatyti stačią, pilti su specialia šlanga, specialiu angaliu, su 200 barų ir tada išplauti ir po to išdžiovinti ją, nes yra pertvaros tokios, čia galim pamatyti, šičia pertvaros, tu taip tiesiai šlangos ar vamzdžio kažko tais neįkiši, bet to dar kai kuriuose tokiuose vietose yra pastiprinamas kardas, vėl užstringi ir taip toliau. Tai kad kažką tais padaryti, turi statyti angalis, vanduo, vasarą, išploviai. Ir gerai, jeigu tu taip plausi tokioj būsenai, jisai neišsiplaus. Tas smėlis ir pūs kažką į vidus ant šlapę smėlę, nors ir už savaitės džiovinimą, nematau tikslo. Čia mano asmeninė nuomonė. Toliau virinamės ir priėjom prie tokio sprendimo, kad vienas iš geriausių, kadangi kompresorių pakankamai galingą turim, pasidarėm angalį. Angalis yra varinis ir kaišant į vidų, kaišant pro skylės, kad užlenkti, galima apeitas visas atitvaras ir kadangi smėlis jau yra išdžiūvęs, smėlis, žemės, rūdis, tos pačios rūdis, kurios yra, jos išsipučia. Tai bent jau yra sausa ir suvirinus, kaip matom, rėmą virinant suvirinus, jau galima kažką purkšti, kad tas likusias rūdis, kurios yra viduj, kad jas izoliuoti nuo vandens ir panašiai. Bandom žiūrėti, kaip eis laukant. Bet tada eina iki
pat, va, priekį. Visas mėlis, viskas, va, stipus. Ačiū geriausiu atveju, aš manau, kad reikėtų tiesiog pjaut ir visą išsmėliuoti. Galima ir rūgštį kišti, bet reikia tada visiškai viską nusardyti. Visą laiką yra atsižvelgiama į biudžetą, kiek norima investuoti ir kaip norima pasidaryti. Tai bandom prisitaikyti prie kliento sumos, kad ir jam gerai būtų, ir išsaugoti tą variantą kiek įmanoma, ir klientas kažkiek pataupytų tų pinigų. Jau pasiruošėm antikorozinę dengti. Šitą dalį reikia šiek tiek struktūrą padaryti ir nusidažyti. Šiek tiek pasišytėm, skylės. Čia jau prišašavo, padarys, uždildins viskas bus gerai. Kitoj pusė geriau, kitoj pusė ne ką geriau, tas pats. Va. Čia buvo skylė, tai jau spėjo įvirinti ir šlifuoti, viskas tvarkoj. Na ir va taip stabdos tie projektai, kai jūs galvojat, kad mes čia specialiai, nes yra taip, o žmonės sako, kiek galima laikyti. Tu jos nelaikai, jin paprasčiausiai tai labai nustebina. Nes tu susirašai jai vieną daryti, o jin sako, kad ne, tu su manim visai ką kitką daryk. Ir va taip, tempės, tai reikia čia atlaisvinti, kits jau laukia, čia atein, tada tam iš naujo ir va taip, timtų žvadžių ir vėl iš pradžių. Einam, pažiūrėsim, ką Rolandas daro. Pas profesorių reikia pasibelsti. Kas anta? O, tai filmas vyksta. Nu jo, nusprendėm pasifilmuoti biškį. Be perstėjalo. Aš darau šiandien biškį. Saugais. Aišku. BMW renkas. Viskas gerai, be jokių problemų. Po kol kas ačiū Dievui. Šitai mašinai, gal man manęs pykst, pastoju sako, nesakyk, nežinau, kur tu viską atsiminsi, ką žinau, kiek dabar tam skidelį, tam kilometrų. Bet jeigu aš neklystu, ten yra apie 220 ar, sakykime, 300 tūkstančių kilometrų tai mašinai. Gal čia Rolandui reikia klausimą užduoti. Rolandai, tavo nuomonė, kiek tai mašinai kilometrų yra? Nu, bent jau tam varikliui. Ką žinau, čia taip pagal senas detalės, kas buvo lygia. Nu, ne 200, ne 50, bet kokie 400-500, va taip atvirai pasakęs. Nes jis jau buvo taisytus, keisti įtempėjai, atraminiai, rebokšlė vieta galinio, veleno galinis rebokšlis, grevelis platų idėja. Jo, kitose video, kur mes kravom, ten pamatysit rebokšlis apie rebokšlį. Tai vadinama liaudyje salniko. Kiek jis turi prasisukti, kad guma iš velnio metalė išdėvėtų didelį griovį. Nu, man tas galyvų buvo aš neįsivaizduoju. Nu ir dar vienas toks įdomus, nežinau, matai, ar tau parodys, kamera pritrauks, tačiau mes turim, pabandykim kažkaip pritraukti. Kas čia parašyta? Čia parašyta dešinė. O tai reiškia, kad broliai lietuviai jau yra lindę į šitą variklį. Ne mes pirmi, taip sakant, o kiek dar yra lindus ir ko jie ten linda, niekad negali žinoti. Tai va taip va. Ką šiam kartui gal trumpai? Iki sekančių.